Sveiki visi. Šiandien aš darau trumpą video apie tai, kaip supaprastinti meniu ant radijų, kurie naudojasi HTX. Va žiūrėkit, paspaudusi mygtuką, čia yra bendri radijo nustatymai ir pažiūrėkit, va, kiek tų meniu čia visokių yra. Ir kai kurių aš nenaudoju, va, ypatingai va šitų dabar, kurie yra. Arba, pavyzdžiui, nuėjusi į modelio meniu, paspaudus MDL mygtuką, va, matote, kas čia vyksta. Nu, man, ta prasme, aš daugiau nei pusės jų nenaudoju. Tai va, kaip juos panaikinti? Paprastas dalykas. Einate į System ir Page Up, nueinate iki Radio Setup ir leidžiate su ratuku žemyn arba pirštais, va, Enabled Features. Spaudžiate su ratuku arba pirštu ir va, jau atsidaro visi tie langai. Themes, Global Functions and Trainer, čia yra bendrų radio nustatymų meniu per mygtuką. Aš visų šitų trijų nenaudoju. Jūs savo nuožiūrą žiūrėkit, norite išjungti ar ne. Aš jums tik rodau, kur tai galima padaryti. Ir paskui jos galima jungti bet kada, tik nepamirškit, kad jos turite. Ir čia yra jau modelio meniu, va, tas ilgas didžiulis. Tai va, helikopterių aš nesinaudoju, Flight Modes aš nesinaudoju, Global Variables aš nesinaudoju, Curve aš nesinaudoju, Logical Switches aš jų dar nemoku, Special Functions aš jų dar nemoku, Custom Script aš jų neturiu. Telemetriją aš visą laiką palieku. Va. Išeiname. Ir dabar va matot, pas man bendri radio nustatymai, tik ir langai, kurių man reikia. Ir dabar jeigu išeisime, nueisime į modelio meniu, paspaudę modelio mygtuką, matot, vietoj tos visos eilės, ko yra liko tik tai tie, kurie man reikalingi. Tai yra Model Setup, Inputs, Mixes, Outputs, Telemetrija. Aš tik tuos ir naudoju. Dabar parodysiu greitai, kaip tai daro man juodai baltą ekraną. Tai yra viskas tas pats. Einame į System meniu. Page Up iki Radio Setup, nusileidžiat į pačią apačią, pačioj bus užrašas, pati va paskutinė linija, Enabled Features. Jeigu nematot jų, va čia yra strėlytė va tenai tokia, atsiprašau. Čia paspaudžiu, va, atsistokit ant šitos strėlytės, va kur jinai yra, paspauskit ją, apačioj atsidarys, va, kad jinai turėtų žiūrėti aukštyn. Va, paspaudžiat ir tada jums atsidaro visi tie langai. Ir nuimat visus tos paukščiukus. Atsistojat ant paukščiuko, panaikinat, 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 telemetriją aš pasilieku, išeinu ir viskas. Va, nuėjęs į System meniu, pas mane langai tik tai tie, kurių va reikia. Ir nuėjęs į modelio meniu, pas mane yra tik tie, kurie reikalingi. Va, tikiuosi, kam padės. Tik nepamirškit, kad tie langai pas jūs egzistuoja, kai kada nors naudosite šitą funkciją. Tai tiek, sėkmės visiems.